2018 kovą. Lenkišką pasą gavo jis dėl savo giminystės ryšių. Jo prosenelis buvo Lenkas, taip pat ir močiutė gimusi Lenkijoje, tad buvo įteiktas pasas jam, o čia įvartis dar vienas, 28 minutė, rezultatas tampa 2-0, įspūdingas smūgis. Čia jau neprikiši, bet situacija kaip reikiant sudėtingėja Panevėžio ekipai. Ir aišku, triumfas svečių sirgalių sektoriuje. Jesusas Imazas tampa Panevėžio baudėjų šį vakarą. Dar kartą ši situacija, pakeltas kamuolys į baudos aikštelę, atsimušė Panevėžio futbolininkai, bet štai čia nespėja Jovanas Šudženovičius prie Imazo. Šis labai gerai užkabina kamuolį kairę koją, siunčia į tolimą į viršutinį vartų kampą. Ir Timburas praktiškai jokių šansų neturi šioje situacijoje išgelbėti.